Mano vardas Kristina ir jaunimo linijoje savanoriauju 2 metus. Labas, aš esu Arnoldas ir savanoriauju jaunimo linijoje apie 3 metus. Tai labas, aš esu Julija ir jaunimo linijoje savanoriauju daugiau negu 9 metus. Aš Vaiva, jaunimo linijoje savanoriauju 2 metus. Labas, aš esu Lina ir jaunimo linijoje savanoriauju beveik 2 metus. Labas, mano vardas Lukas, aš savanoriauju jau 1,5 metų. Labas, aš esu Miglė ir savanoriauju jaunimo linijoje 15 metų. Jaunimo linija man padėjo įgyti įgūdžių išklausyti kitą žmogų, taip pat suprasti jo emocijas ir taipogi suprasti savo paties emocijas, kokias jaučiu, kai dirbu su kolegomis. Aš manau, kad labai praverčia aktyvaus klausymosi įgūdžiai, kuriuos įgijau čia jaunimo linijoje. Manau, kad tai labiau padeda suprasti kolegas. Drąsa būti savimi. Šitas tai yra toks deimantinis atradimas tikriausiai. Kai kurie žmonės reaguoja taip, kad wow, čia yra kažkas tokio neįtikėtina, kad žmonės tiek net negyvena, kai kurie tas 15 metų. Ką tu ten iš viso veiki, kodėl čia sekta kažkokia, kaip čia tave tiek įtraukia. O kiti kaip tik labai taip žiūri su tokiu, ne tik susižavėjimu ar kažkokiu nuostabą, bet maždaug, tai taip ir turi būti. Iš kolegų šiaip jaučiu labai didelį palaikymą, kiek papasakoju visiems, tai visi labai džiaugiasi, kad jaunimo linija egzistuoja ir visa labai daug palaikymo. Aš motyvuočiau būtent to, kad savanorystėje yra daug lengviau rasti tą kryptį, kur keliauti, kokio pokyčio link. Ir tai yra asmenybės augimo kelias. Prisijungti prie nuostabios palaikančios bendruomenės ir tapti to dalimi. Tai manau, kad taip pakviesčiau. Čia rasti tokią bendruomenę, kurią yra sunku surasti kažkur kitur. Ir kas nenorėtų būti tokioje bendruomeniai? Aš tai tikrai noriu, dėl to čia ir esu.